Sveiki, aš išmaniųjų ekspertas Karolis. Pasižiūrėkime kartu, kuo ypatingas Nokia Lumia 930. Dėžutėje randu telefoną, įkroviklį ir USB laidą. Lumia 930 rankose laikyti pakankamai patogu, nors tai vienas iš storesnių išmaniųjų. Korpusas pagamintas iš kokybiškų medžiagų, visas priekis iš stiklo, kraštelis metalinis, galinė nugarėlė iš plastiko, tačiau jų labai maloniai guli rankoje, nei kiek neslysta. Beje, galite pasirinkti Lumia 930 ne tik su klasikinės juodos ar baltos spalvos nugarėle, ji gali būti ir ryškios, iššaukiančios spalvos. Jungtis ir mygtukai išdėstyti patogiai, kiekvieną iš jų galiu apčiuopti intuityviai. Viršuje prisijungiu ausines, šalia nano SIM kortelės jungtis. Dešinėje pusėje randu garso reguliavimo, įjungimo ir kamerai skirtą mygtuką. Micro USB jungtis yra apačioje. Lumia 930 galiu drąsiai pagirti ir dėl ekrano. Jis turi puikų 5 colių Full HD raiškos ekraną, kuris ryškiai ir sodriai perteikia spalvas. Ekranas puikiai matomas įvairiais kampais ir nesunkiai skaitomas ryškios saulės šviesoje. Taip pat jis labai jautrus, todėl ekranu galima naudotis ir moving pirštinės. Telefono baterija kiek mažesnės talpos nei panašios klasės konkurentų, tačiau testuojant baterijos užtekdavo visai dienai ir vakare dar likdavo apie 25%. Jeigu telefoną renkatės pagal kameros gerumą, tuomet galite toliau apžvalgos nežiūrėti ir skubėti įsigyti Nokia Lumia 930. 20 megapikselių kamerą gaunu tiesiog puikias nuotraukas, vaizdai tiksliai sufokusuoti, spalvos ryškios, nuotraukų kokybė nenuvilia ir fotografuojant mažiau apšviestoje aplinkoje. Tik visų funkcijų valdymas nėra toks patogus, kaip norėtųsi. Šis išmanusis turi ir gerus techninius parametrus, todėl Lumia 930 greitai ir be strigimų reaguoja visas užduotis, net labai greitai. Ką beveikčiau, juo naudotis vienas malonumas. Telefono vidinė atmintis net 32 GB. Dalį duomenų sunaudoja gamintojų diegta programinė įranga, todėl realiai vartotojai gali džiaugtis 25. Tokiame didelėme atminties kiekyje telpa net 25 000 minučių muzikos. Deja, bet Lumia 930 nepalaiko microSD atminties kortelės. Dar labiau nei ryškia galinė nugarėle, šis išmanusis išsiskiria savo operacinę sistemą Windows Phone. Įdomiai atrodo pradžios langas, kurį sudaro aktyviosios plytelės. Keisti tiek jų išdėstymą, tiek dydį paprasta, todėl lengvai galiu susikurti pradžios ekraną pagal savo poreikius. Nors ir Windows Phone 8.1 versijos valdymas palengvėjo, bet daug kuris vis dar per sudėtingas. Reikia įgūdžių norint, pavyzdžiui, susirasti reikiamą programėlę. Nėra lengva susigaudyti ir nustatymuose. Ir programėlių parduotuvėje yra mažesnis pasirinkimas nei Android ar iOS parduotuvėse. Taigi, iki tobulumo šiai operaciniai sistemai dar šiek tiek trūksta, tačiau turi ji ir nemažai stiprių pusių. Visų pirma, tai programėlė Office. Jos dėka galite labai patogiai dirbti su Word, Excel, PowerPoint dokumentais. Taip pat įdiegta ir daugybė kitų labai naudingų programėlių. Rasite kelionių programėlę su kelionių pasiūlymais, viešbučių rezervavimu ir lankytinomis vietomis. Maisto ir gėrimų programėlė nustebins receptų gausa. Čia galima pasisemti net puikių idėjų kokteilių vakarėlių. Na ir nemokama navigacija HairDrive. Tai pati tiksliausia navigacija, kokią tik galima rasti telefonuose. Žemėlapiai labai detalūs, balsinės navigacijos nuorodos aiškios. Ji gali veikti ir be interneto. Vienintelis jos minusas, net ir labai norint, su ja bus sunku pasiklysti. Mano išvada. Nokia Lumia 930 yra geriausias Nokia kūrinys, galintis nustebinti savo galimybėmis. Jį rekomenduoju tiems, kurie dažnai keliauja ir nori puikiai fotografuojančio išskirtinės išvaizdos išmaniojo.